Į Kauną atvyko 3 karaliai. Ši žinia turėtų jūs labai pradžiuginti ir jūs turite būti linksmi. Įsižiebk ugnie, degink Kauno negandas. Sutik ir rodyk kelią 3 karaliams ir jų palydai. Ei, visi į rotušę. Į Rotušės aikštę, į senąją Kauno širdį. Šeimininkai, kur jūs? Sutikite 3 karalius, jie jau čia. Mes čia, gerbiamas Kryvį. Ei, sveiki visi, gužėkit čion Rotušės aikštėn, nes čia mus lanko 3 karaliai. Žiūrėkit, jau ir saulė ant kito šono apsivertė, o diena nuo Kalėdų iki 3 karalių pailgėjo vieno gaidžio žingsniu. Sekdami sužibusią žvaigždę, 3 rytų išminčiai leidosi kelionėn. Leidosi tolimon kelionėn ir štai jie šiandieną čia Kaune. Kasparas karalius atnešė mums smilkalus, Melchioras nešinas auksu, na o Baltazaras mirą bei kvapniaisiais aliejais. Pažiūrėkite, jie mums atnešė ir saulę, ir žvaigždę. Tai gerai, šviesa sugrįž, visi pralinksmėsim, kauniečiai bus linksmi, Kaunas pagražės. Kągi, mėlieji, pasveikinkime 3 išminčius. Jie žengia čia ir šventę šiandieną mums neša. Sveiki, esu aš Kasparas, mano rankose smilkalai. Ką pasieks smilkalų kvapas, tas visus metus bus apsvaigęs iš laimės. Štai jums mano smilkalų kvapas, ar jaučiate, kad jau laimingesni? Tai malonu, aš Melchioras, liaudyje Merkeliu vadinamas. Mano rankose auksas. O aš Baltazaras, mano vardas toks. Nešu mirą bei kvapiuosius aliejus. Lankome visus keldami gerąją naujieną. Šviesa sugrįžta. Pasversime jūsų kauniečiai 2011 metų gerus ir blogus darbus. Jei nusvers geri darbai, pasmilkysim, mirą patepsim
Ja ir ilgai jauni būsit, bei nesensit. Tikrai nusveria kauniečių geri darbai. Oi, tai galit pasiplot patys savo tada. O blogų mes neskaičiuojam. Žalgirio areną pasistatėte, daug gražių renginių per metus miestiečiams surengėte, Eglę Rotušės aikštėje pasidabinote, verti ir šiandieną pagirų. Sveikinu visus su praėjusiamis kalėdomis, naujaisiais metais, o dabar ir 3 karalių sulaukusių. Aš sveikinu, visokios laimės linkėdamas ir geros sveikatos. O aš sveikinu, kad pas jūs augtų rugiai su ūsais, bulvės ir kitokios daržovės su uodegom, kad jūsų karvės turėtų daug veršiukų, o riebios kiaulės daug paršiukų, kad būtų daug taukų puodynėse, grūdų aruoduose ir dar kalbi. Kur čia miestuose? paršus augins. Taip. Na tai Baltasarai, sveikink tu. Aš tai jau pasveikinsiu. Atėjau iš tolimos šalies, nešu ne tik mirą ir kvapiosius aliejus, bet ir laimę, kitokį gėrį, kiekvienam. Na gerai, te bus palaibinti tie, kas į mano klausimus atsakys. Nagi kauniečiai, kokie metai trumpiausi? Na pasistengim kauniečiai, nepilkim 3 karalių, kurie trumpiausi. Na. Teisingai, naujieji. Na, pasakykit, atspėkit tokią myslę. 12 brolelių turi vieną juostelę. 12 brolelių turi vieną juostelę, kauniečiai, kas tai? Va, teisingai metai. O dar viena minklė. Balta pukelė po orą laksto. Snaigė, teisingai, ko trūksta šiandien, tai snaigių, bet, na, o dar, va, pusė balta, pusė juoda, galose raudona. Naktis ir diena. Teisingai, naktis ir diena. Puikiai kauniečiai spėliojate minkles. Mes jums atnešėme ir dovanojame pačius brangiausius dalykus. Tai sveikatą, meilę, vaikų klegėsi, sugrįstančią saulę priimkit. Taigi, laimės. Meilės. Santarvės ir sveikatos. Jums, kauniečiai, tik jums. O ko norėtų palinkėti gerbiamas ponas, mero patarėjas Zenonas Abramavičius? Prašom. Pone, ar žinojote, kad blogas būsi, kai kalbėsi, o netikęs, kai tylėsi? Labas vakaras, šio gražiaus renginio dalyviai, mėly kauniečiai. Su 3 karaliais pasibaigė žiemos ta tokia ilga šventė, tai Kalėdos, Nauji metai ir 3 karaliai. Šie 3 karaliai atvykę be kitų visų dovanų, sakysim, materialinių, atvežė mums svarbiausias, tai yra dvasinės dovanas, su kuriomis mes pasipildę visus metus galėsim gyventi, vykdyti visus savo svajonės. Paprastai 3 karalių proga nupušiamos yra eglutės namuose, tačiau komisija nusprendė palikti iki grabnyčių, tai yra iki vasario 2 dienos va šitą gražią eglutę ir kitas 2 eglutės mieste. Taip sau, kad dar kartą noriu mero vardu visus pasveikyti ir palinkėti visiems sėkmės ir dar mėnesį laiko grožėsime šitą eglutę, prakartėlę prie katedros ir kitom 2 miesto eglutėm. Linkiu sėkmės visiems miestiečiam. Ačiū.